Sveiki, aš esu kineziterapeutas ir sveikatingumo instruktorius Rokas, o šiandieną mes jums paruošėme treniruotę su kamuoliuku. Šią priemonę tikrai galite rasti namuose arba pasiskolinti iš anūkų ar draugų. Ir būtent su šia priemonė mes galime paįvairinti mūsų pratimų atlikimo padėtis, daugiau amplitudės išplėsti. Ir tai yra nestabili priemonė, todėl su ja galime lavinti mūsų pusiausvyrą. Tad nieko nelaukia, pradedame treniruotę. O jūs pasiruošusios? Gerai. Tai tada mes ir apšylam. Taigi kojas laikome klubų plotyje, rankose kamuoliukas ir spaudžiame rankas žemyn ir dabar lenksim nugarą, bet po vieną slankstelį. Pradėsime nuo galvos, nuo kaklo, nuo viršutinės pečių juostos, per vidurinę nugaros dalį, iki kol pats juosmuo susilenks, siekiame rankomis žemyn, sustojam ir vėl taip pat grįžtam, išvyniojam nugarą aukštyn su įkvėpimu lėtai. Įkvėpiam ir ištiesiam pilnai kūną. Dar keletą kartų. Su iškvėpimu lenkiam galvą, nugarą iš viršutinės pečių juostos, per apatinę dalį, siekiame žemyn ir sustojam, kylame į viršų. Įkvepiam irgi pradžioj apačią bandome ištiesti, vidurinę dalį, viršutinė ir paskutinė galva įsitiesia. Ir paskutinis mūsų kartas stumiame žemyn, nuo kaklo viršutinė pečių juosta, vidurinė ir apatinė. Kiek gali, pradėjo tempti nugarą, kojas ir vėl kylame į viršų. Pradžioje apatinė, vidurinė, viršutinė ir galva. Gerai. Super. Toliau. Dabar dešinėje rankoje pasiliekam kamuoliuką. Kairė lieka šalia mūsų. Ir su dešinė dabar ištiesiame į priekį, į šoną ir žemyn. Ir vėl. Į šoną, į priekį, žemyn. Perdodam kamuoliuką į kitą. Į priekį, į šalį, žemyn. Vat, išjudinam. Gerai. Dabar išsitiesia rankos abidvi ir perdodam kamuoliuką į vieną pusę, į kitą. Atidarom krūtinį. Įkvepiam, iškvepiam. Kojas sulenkiam. Kojas sulenktos tam, kad būtų didesnė atrama. Iš vienos pusės perdodam į kitą. Pilnai įkvepiam, iškvepiam. Po paskutinį. Va. Gerai, sustojame. Dabar rankos leidžiasi žemyn. Vėl dešinėje rankoje kamuoliukas. Dabar perdodam už nugaros. Dedam kamuoliuką už nugaros. Ir perdodam į viršų. Priliečiam ranką prie rankos, prie kamuolio ir sukame ratu. Į vieną pusę dabar. Į viršų, žemyn. Ir visą laiką ratu. Įkvepiam, iškvepiam. Į kitą pusę, dabar į priešingą pusę judam. Lygiai tuo pačiu principu perdodam kamuolį iš delno į delną, tik tai judam į priešingą pusę. Pajausit, kad pečiai sušyla. Gerai, paskutinis ir sustojam. Viskas. Gerai, pritraukiam kamuolį ir dabar ištiesiam kamuolį į priekį, susikūprinam ir grįžtame atgal, pritraukiam prie savęs. Ir vėl. Ištiesiam į priekį, susikūprinam, kojas tiesios ir pritraukiam prie savęs. Dar kartą. Toliau į priekį, susikūprinam lengvai ir grįžtam atgal. Paskutinis. Tolyn ir viskas. Gerai. O dabar taigi stovėsime ant kairės kojos tam, kad lavintumėm savo pusiausvyrą. Dešinę koją teks sulenkti. Jeigu jausit, kad krenta kūnas, lengvai pristatome pėdą ir vėl pakeliam. Bet mūsų darbas bus toksai. Reikia žongliruoti koją per koją. Pridėjom pėdą ir vėl. Pakilom, perdėjom, padėjom. Ir taip pakeliam koją, perdedam ir keičiam. Jeigu jūs galit, laikykit visą laiką pakeltą koją. Pristatom tik tada, jeigu jau sunku išlaikyti pusiausvyrą. Nugara tiesi, žvilgsnis į priekį. Kiek pavyksta? Va, kvėpuojam, lėtai. Va, ir visą laiką žvilgsnis į priekį. Labai gerai. Pakėlėt aukščiau koją, perdėjot kamuolį. Super. Dabar su kita koja. Tas pats darbas, tik kitą koją pakeliant. Dabar su kita, žvilgsnis išlieka į priekį. Nu ir pabandom. Pakėlėm koją, perdėm, labai gerai. Pilvas įtemptas, neatsiloškit per daug į priekį, čia jau kiek leidžia galimybės. Vat, labai gražiai. Perdedam, vat, super. Nu, pabandom. Nugara tiesi, kiek leidžia, labai gražiai. Super. Viskas, sustojam.
Nu, klausykit. Apvyniojom aplink visas kojas. Gerai. Ar sušilom? Gerai. Labai gerai. Taip, dabar pabandome tiesiomis rankomis tiesti kamuolį į priekį. Kairė ranka juda atgal, dešinė lieka su kamuoliu. Tarsi per plaukimą. Ir dabar sukame abi dvi rankas atgal ir į priekį. Laikome kamuolį. Laikome su dešinė ranka. Į priekį ir atgal. Va, kuo didesniu mostu. Lengviau atsiminti, kuri ranka, kai kamuolys priekyje. Įkvepiam, iškvepiam. Ir jos sukasi ir rankos. Kuo didesnė, kaip malūnas kūnas. Va, ir tada keičiat pusę. Va, didesnė amplitudė per pečius ir vėl grįžta į priekį. Labai gerai. Keičiam pusę. Dabar kamuoliuką į kitą ranką ir tiesim į priekį ir atgal. Va, tarsi bandom didelių metimų padaryti. Ir ranką žemyn į viršų. Super. Kvėpuojam. Va. Ir dabar tiesiat ranką žemyn, ranką į viršų. Va ir vėl atgal. Dar keli kartai. Koją sulenkit. Lengvai sulenkit. Va. Ir dabar permetam į priekį, taip kamuoliuką. Va. Ir pilnai dabar meskit kamuolį per viršų, o šitą ranką atgal. Ir vėl grįžta atgal ir per viršų. Kaip per plaukimą. Ir paskutinis. Viskas. Gerai. Super. Dabar pamėtysim kamuolį. Įsivaizduokit, kad teks labai sunkų daiktą permesti per tvorą. Kojas laikome plačiai. Čia mūsų svarbiausias akcentas išlaikyti pusiausvyrą, kadangi kūnas daug judės į šalis. Abi dvi rankos laiko kamuoliuką. Dabar arčiau dešinės kojas. Dešinę koją lengvai prilenkėm. Ir ištiesiam koją, išmetam į kairę pusę aukštyn. Ir vėl grįžtam. Įkvepiam ir iškvepiam. Į vieną pusę dabar judam. Dešinė koja susilenkė ir įsitiesi. Susilenkė, įsitiesi. Va, tarsi bandom kažką išmesti aukštai. Labai gerai. Ir pėda pasisuko ir grįžo. Ištiesiam, grįžtam. Ir kojas dirba, ir rankos. Kojas lengvai prilenkit. Plačiau dėkit, kojas bus daugiau atramos. Va, dėkit čia pėdą arčiau. Sustojam, pakanka. Dabar reikia tą patį pakartoti su kita. Darbas nėra lengvas. Taigi dabar iš kitos pusės tuo pačiu principu. Kairė koja mūsų bus atraminė. Šičia lieka ir kamuoliukas. Dešinė lengvai tiesta. Ir susilenki. Įkvepiam ir iškvepiam, išmetam. Įkvepiam, iškvepiam. Kada lenkiat kojas, daugiau stumkit sėdmenis atgal. Va, super. Viskas gerai. Nu, pabandom. Va, gerai. Ir išmetat, super. Ir koją daugiau sulenkėt ir grįžtat į viršų. Viskas, tai mes su abiem pusėm darom. Viskas gerai. Ir nugara tiesi. Įkvepiat, iškvepiat. Abi dvi rankos laiko. Va, šičia koją sulenkėt ir išmetat. Dar 2 kartai. Nu ir paskutinis. Koją prilenkit ir viskas. Viskas pakanka. Nu klausykit, čia buvo sunku. Labai gerai. Dabar jau leisime žemyn. Dabar darbas bus, kada leisime žemyn. Tai padedam kamuoliuką ir lėtai, minkštai nusileidžiame. Padėty liksime ant 4, kada keliai ir rankos liks ant kilimėlio. Labai gerai. Visgi kamuoliuko reikės. Tai dabar kairėje rankoje liks kamuoliukas, dešinė ranka padėta ant žemės, kojas taip plačiau, nugaros mūsų tiesios. Ir mūsų darbas. Ištiesiam kamuoliuką į priekį ir tada kiek galit lanku į viršų, krūtinę atidarom, įkvepiam, dedam jį už savęs ir su iškvepimu vėl grįžta į priekį. Ir taip, įkvepiam atgal už savęs, iškvepiam į priekį. Kuo didesnė amplitudė atgal ir į priekį. Ir taip kartojam. Čia jau kiek pavyksta, kad didelė būtų amplitudė per peties sąnarį. Nugara tiesi, kiek pavyko. Kad ir per šalį. Va, ir grįžta į priekį. Dar kartą. Aukštyn lanku į priekį. Ir dabar perdedam kamuoliuką į kitą ranką. Reiškia, su kita ranka tas pats darbas, kada nugara tiesi ir atvedat per priekį aukštyn ir vėl grįžta į priekį. Super. Na, atvedam aukštyn. Labai gražiai. Nugaras kiek leidžia, išlaikome tiesias. Įkvepiam ir išmetam į priekį, iškvepiam. Va, paskutinis kartas. Toliau į priekį. Ir dabar į viršų. Per šoną, per šoną, per šoną.
ir grįžtam. Viskas. Sustojam. Šauniai. Labai gerai. Taigi pirma treniruotės dalis baigta. Atsikvėpkite, pailsėkite, išgerkite stiklinę vandens ir netrukus grįšime. Atsikvėpėme, atsigėrėme vandens ir grįžtame prie darbų. Taigi pradedame antrąją dalį treniruotės. Dabar, kada likome padėti ant 4, pereisime atsigulę ant žemės. Taigi kamuoliukas visgi lieka šalia mūsų ir taip pasidedam kūną patogiai, kad išeitų atsigulti ant dešinės pusės. Dešinė pusė lieka pačioje. Labai gerai. Pasidedam galvą patogiai, po ranka. Abidvi kojas tiesios. Ištieskit pilnai kojas. Va, kamuoliukas šalia jūsų. Ir dabar kairė susilenks koją, pasidėjus kelį būtent po kamuoliuko. Minkštai kelį susideda ant kamuoliuko. Va, kiek išeina, tiek padėkit koją priešai save ant kamuoliuko. Dabar pėdomis judysim. Mūsų darbas paliesti žemę ir tada ją atvesti į viršų. O kamuoliukas visą laiką spaudžiasi iš kelio pusės. Taigi ranką laikykit priešai save, atkeliam į viršų, iškvepiam žemyn. Į viršų įkvepiam, aukštyn iškvepiam. Kiek galit aukštyn, žemyn. Vat prie klubo pajausit, kaip stipriai įsitempia raumenys. Labai gerai. Kiek išėjo, šičia įtampa, leidžiasi pėda žemyn. Kyla į viršų, leidžiasi žemyn. Labai gerai. Jeigu galit kelį daugiau sulenkit į priekį, va, labai gerai. Super. Nugara tiesi ir tik tai kelias spaudžiasi žemyn, į viršų, leidžiasi. Labai gerai. Nu, visiškai be problemų. Ranką galit laikyti priešais, tiesiog priešais save, pasidėkit ant žemės atrama, pėda prilietė žemę ir tada kyla į viršų, o kelį spaudžiat į kamuoliuką. Nu, dar keli kartai liko. Va, Janina, stenkitės spauskit žemyn ir tada spauskit pėdą į viršų. Sustojam. Labai gerai. Dabar dar liekam ant to pačio šono. Mūsų esmė išlikti čia pat. Tik dabar kamuoliukas, jeigu liko po kelio, tai mes dabar jį pasidėsim tarp blauzdų. Su blauzdomis suspausim kamuolį. Atsigulam daugiau šono, ant dešinės pusės juosmens ir jau sėdmens dalies. Kojos lengvai pakyla. Tam, kad pakiltų, reikia stipriai laikyti su ranka. Ir mes tas kojas ištiesiam, padedam ant žemės ir pritraukiam prie savęs. Ištiesiam, pridėjom ant žemės, pritraukiam prie savęs. O kamuoliuką spaudžiam su pėdomis. Kiek galit spauskit su blauzdomis. Iškvepiam, įkvepiam. Čia labai stipriai pasijaus jums dirbant juosmens sričiai. Va šičia įsitempia ir įsitiesia, iškvepia. Labai gerai. Va, spauskit ranką, čia jūsų atrama. Ir pritraukiam kojas arčiau prie savęs ir ištiesiat padėt ant žemės. Visas kūnas tiesus. Dar porą kartų. Nesustojam, ranką laikykit stipriai. Čia jūsų visa atrama. Ir kojas taip keliais į priekį. Ir viskas. Ištiesiam, padedam. Viskas. Dabar teks pakartoti viską iš kitos pusės. Taigi pasisuksim ant kairiojo šono. Vat, labai gerai. Galva padėta ant rankos. Ir dabar kairė koja ištiesta, dešinė sulenkta, pasidės taip, kad kelias būtų ant kamuoliuko. Ir mums reikia pakelti pėdą į viršų, žemyn. Mūsų ranka, kad liktų mūsų atrama. Į viršų, žemyn. Labai gerai. Na tai dabar jau giliai kvėpuojame. Klubas juda. Dabar šita koja daugiau sulenkta į priekį. Įsivaizduokit, kad kelias liktų klubo vienoje linijoje. Ir dabar atvedam pėdą į viršų ir spaudžiame žemyn. Šitą koją ištieskit, va, prispaudėme ir kyla į viršų. Tik labai nedidinama smarkiai amplitudės. Labai gerai. Dar galit daugiau kelį į viršų. Vat, pėda prilietė, kyla į viršų. Lėtai, kad nebūtų per didelės įtampos klubo srityje. Lygiai taip pat ir jūs galit pėdą daugiau kelti į viršų, va,
su spaudimu į kamuoliuką žemyn. Įkvepiam ir iškvepiam. Dar keli kartai. Matau, gražiai išeina, spaudžiam pėdą ir keliam į viršų. Ir dabar sustojam, kamuoliuką laikome tarp blauzdų, ranka priešais jūs ir teks pritraukti kojas arčiau savęs. Ištiesiam į priekį, padėjom ir pritraukiam, iškvepiam orą. Vat, labai gerai. Super, spaudžiat kojomis, pritraukėt prie savęs ir vėl tiesiat. Rankas stipriai laikosi į žemę. Čia jūsų atrama. Labai gražiai. Vat, ir dabar, kai spaudžiat kojas, abudu kelius prie savęs. Kuo arčiau prie savęs ir tiesiat į priekį. Labai gerai. Iškvepiam, pritraukiam, įkvepiam, ištiesim. Jeigu norit sunkiau, tiesiog nedėkit kojų ant žemės. Visas judesys, bet net nepasideda koja. Pritraukiam, iškvepiam, ištiesiam, įkvepiam. Dar 2 kartai. Į priekį ir ištiesiam. Rankas spaudžiasi į žemę. Paskutinis. Ir ištiesiam, padedam ant žemės. Viskas, šaunuolės. Gerai, dabar mes atsisėsime, bet kamuoliuką vėlgi paimsim į rankas, kojos lieka sulenktos ir dabar teks žongliruoti. Tai mūsų žongliravimas bus paprastesnis. Dešinę koją mes ištiesiam, kairę sulenkiam pakėlę, perdedam per koją, ištiesiam kairę, dešinę sulenkiam ir dedam. Taigi būtų keli variantai. Arba mes laikome prie žemės koją, arba vidvi atkilusios, bet labai svarbu išlaikyti nugarą sulenktą. Pasiruošiam. Arba atkyla kojas, arba padėtos ant žemės per vieną koją, per kitą. Kvėpuojam, nugaros susilenkusios ir bandome žongliruoti per kelius. Labai gerai. Lengvai susikūprinkit. Keliai suglausti vienas arčiau kito. Va, reikės vieną ištiesiam. Va, perdedam, imkite ir per kitą. Va, per vieną pusę ir per kitą. Gerai, susikūprinkit. Va, labai gerai. Koją vieną sulenkėt, kitą ištiesėt, daugiau susikūprinusi nugarą. Kvėpuokit, visas pilvas įsitempia. Va, labai gerai. Nu, matot. Daugiau susikūprinkit, vieną koją ištiesėt, kitą sulenkėt. Va. Nu dar kelis kartus, pabandom. Vieną ir kitą. Va, kad pilvas dirbėtų juosmuo. Viskas užtenka. Atsigulsim ant nugaros, reikia ir palsėti kartais, ar ne? Gerai. Tai dabar mes atsigulame ant nugaros, bet kamuolį pasiimkit šalia savęs. Tiesiog, kai atsigulsime ant nugaros, dėsim kamuoliuką prie kelių. Galva pasidės ant žemės, giliai kvėpuosim. Pėdą sudėsim šalia pėdos. Prie kelių lieka kamuoliukas, rankos sulenktos. Čia mūsų darbas, kada mes spaudžiam kamuoliuką su keliais. Taigi rankos prie žemės ir su iškvėpimu. Paspaudžiam kamuoliuką su keliais ir atsipalaiduoja. Paspaudžiam, atsipalaiduoja. Pabandykit pėdas laikyti vieną šalia kitos. Suspaudžiam pėdas. Vat, rankos šalia mūsų. Labai gerai. Nugara prispausta. Spauskit ir nugarą žemyn, va, tai pilvas padirbės. Ir su iškvėpimu. Spaudžiam, atsipalaiduojam. Labai gerai. Pėda viena šalia kitos. Spaudžiam stipriai. Va, ir sustojam. Taip, sudėtingas, tikrai pritariu, kad sudėtingas pratimas. Tai dabar bus gilus kvėpavimas. Gulime toliau ant nugaros, tik dabar jau mūsų kamuoliukas pailsės, pasidėjęs ant šonų, tuo pačiu ir mes. Rankas dedame ant pilvo ir giliai įkvepiam į pilvą, iškvepiam, atsipalaiduojam. Labai svarbu kvėpuoti giliai, kad į pilvą įkvepiam ir iškvėpdami per nosį lėtai pilvas leidžiasi žemyn. Kojos sulenktos todėl, kad būtų geresnė atrama nugarai. Vat. Jeigu jaučiate, kad po galvą nėra patogu ar ne padėti žemę, tai galima visą laiką pasidėti kamuoliuką. Bus žymiai patogiau. Ir rankas galite laikyti ant pilvo, tada bus pajausis, kaip į pilvą įeina oras ir iškvėpimis leidžiasi žemyn. Dar keli gilūs įkvėpimai. Įkvėpiam. Iškvėpiam. Va, kvėpuojam giliai. Įkvėpiam į pilvą ir iškvėpiam leidžiasi žemyn. Ir visiškai atsipalaiduoja. Viskas. Ir viskas baigta šiandien. Super. Ačiū Jums, šaunuolės. Tikiuosi treniruotė Jums patiko, sušilot, pasportavot.
ir pasimatome kitoje treniruotėje. Viso geriausio. Ir labai svarbu atkreipti dėmesį į tai. Asmenims su cukriniu diabetu fizinį krūvį planuokite iš anksto. Susileiskite insulino, pavalgykite ir po 1 ar 2 valandų mankštinkitės. Prieš sportuodami visuomet pasitikrinkite gliukozės kiekį kraujyje. Turėkite gliukozės tablečių arba vaisių sulčių. Turint aukštą kraujo spaudimą, būtina gauti sutikimą sportuoti iš savo šeimos gydytojo. Pradėjus jausti galvos svaigimą, sustabdyti treniruotę, turėti šalia vandens. Esant po klubo endoprotezo operacijos, draudžiama atlikti pratimus, kuomet kojos kelis aukščiau už klubą. Pėda sukasi į vidinę pusę, kuomet koja tiesi. Pratimus atlikti tik mažoje amplitudėje iki skausmo ribos. Gulint ant nugaros, turėti pagalvėlę po galvą. Patartina sportuoti su artimųjų priežiūra.